ilgai laukti serijos nereikėjo. Aš irgi labai džiaugiuosi, kai sakė man dar mokytoja kažkada, va, matai, Dariušai, kai nori, tai gali. Va, bet čia, šiandien biški kitokia situacija, iš tų yra, šiandien tokia labai spontaniška serija gavosi. Va, nes aš ką pagalvojau. Aš labai retai save lepiu. Ta prasme, šiaip esu toks, gan taupus žmogus. Aš niekur nevaikštau, restikus nevaikštau, klubus nevaikštau, miestą nevaikštau, vienu žodžiu. Aš tik dirbu, aš pastoviai tik dirbu, viskas. Va, ir aš galvoju, blemba, reikėtų gal save pagaliau jau palepinti. Va, tai nusprendžiau šiandien nuvažiuoti į nuostabų, gamtos apsuptyje, įžymų vieno Lietuvos dizainerio restoraną. Ir skaniai ten pavalgyt. Tarp medžių, atokiau nuo miesto ir gamtos apsuptyje, jūs pasitinka restoranas kavinė Vėjas. Nuostabaus grožio bei dizaino kūrinys tarp miškų atims žadą kiekvienam čia atvykusiam. O skanus maistas paliks atsiminimus visam gyvenimui. Vėjo ošimas čia girdimas visada. Šiandien mes čia, o rytoj mūsų nebėra. Vidaus architektūra taipogi turi savo žavesio, primenančio Renesanso laikus arba Stalino. Geriausia virtuvės įranga bei šefas stovintis už jos sukurs geriausius atsiminimus jūsų skonio receptoriams. Skaniai pavakariniavę, visada galėsite prigulti mūsų vipložę ir pasimėgauti Solomon komandos piešiniais, kurie sugrąžins jūs į vaikystę. Restoranas kavinė Vėjas. Nepamiršk pasiimti kėdės. Tai va, pagaliau. Labai gerai. Einam pavalgysim skaniai. Oi, blėt. Biškai reikalai pusėm gal sutvarkyt. Nieko. Labai graži aplinka, viskas labai gražu. Oi. Visai, o čia ir normaliai iš tikrųjų, nežinau. Iš tikrųjų kažkaip. O, laba diena. Oi, atsiprašau. Tai norėčiau pavalgyti pas jūs kažkas skanaus. Ir tik turim jums išrezervavę stiliuką. O, super. Problemų, neturim kėdės. Kėdės nėra? Neturim kėdės. Nieko nepadarysim. Tai ką galėtumėte man pasiūlyti skanaus? Galėčiau pasiūlyti jums eit nachui. Ne, aš ne veganas. Šiaip aš galvoju, gal kokią lašišą gal turit. Labai norėčiau lašišos. Sveiki atvykę visi į Dariūnės kulinarijos mokyklą. Taigi, šiandien mes gaminsime ką? Šiandien mes gaminsime lašišą, kepsim daržovės ir paskui valgysim dar batoną. Taigi, batonas stadija. Atidarėm išimčių lašišą. Nešiukšinam, paėdam atgal. Odelę galima šitų palikti. Kepsime ant odelės. Toliau. Rankas aš beje nusimoviau, viskas yra gerai. Toliau. Marinuojame su šiek tiek saldžiarūgščių padažu. Gražiai pavartom viską. Super. Labai gerai. Dabar paliekam šiek tiek toliau marinuotis. Ir dabar mes eisim į lauką, į mūsų grill terasą ir kepsime šį nuostabų lašišos gabaliuką. Ką, draugai, tai štai mes ir jau tuo kepsim mūsų nuostabiąją lašišą. Vat jau išmarinuota yra. Viskas yra pamarinuota. Tai vienu žodžiu, dabar yra taip. Dabar mes ją apkepsim po 2 minutės iš kiekvienos pusės. Čia vis tiek tam Lenkui bus, tai galima belė kaip iškepti iš tikrųjų. Tai va. Ant ugnies sudegs nesvarbu vienu žodžiu, svarbu yra iškepti lašišą. Lenkams kaip tam galima belė kaip čia iškepti, iš tikrųjų jam vis tiek bus skanu. Pamatysi, duodu žodį, jam bus labai skanu. Daržovių, manau, mes net nekepsim. Tiesiog gražiai papuošim kažką ir suvalgysim.
Nu štai, vat gavosi tokia pas mus lašiša šiandien graži. Va, ateina padavėjas, prašau užnešti tam ponui Lenkui. Tikiuosi jam bus skanu, tikiuosi jam patiks. O, blėt. O padavėjas gal biškį girtas, ką? Vienu žodžiu, draugai, tai ačiū, kad žiūrėjot. Serija gavosi visiškai absurdiška, aš tą pilnai suprantu, bet, nu, kaip sakoma, durnumų ribų nėra. Tai va, tai noriu pasakyti, tik jūs nebandykite daryti tokių nesąmonių, nes visų pirma, tai yra nehigieniška, o visų antra galima savo pristatyti labai daug problemų. Tiek su sveikata, tiek aplamai. Kažkas galbūt gali užeiti. Va, o viską, ką jūs matėte serijoje, ten tie įrankiai, indai, stalas, dar kažkas, tai čia viskas buvo mano tas maištumų paimta. Aš dar nesu ant tiek visiškas debilas, tasme, kad naudot maisto gamybai kažkokius tai daiktus surastus apleistoj vietoj. Tai, jo, tai va, vienu žodžiu, tai dar be noriu jums kai ką parodyti, tai yra mano labai geras superinis brolis, draugas Igoris. Tai va, jisai man šiandien padėjo viską filmuoti, jisai man padėjo šiandien su įranga, vienu žodžiu, tai pabuvo aktorium irgi šiek tiek. Padėjo nukristi. Jo. Tai va, draugai, tai jo, ir mes su Igorium važiuosim jau kitą seriją filmuoti, bus įdomesnė, ten jau nebus tas metos satyros. Važiuosim į vieną apleistą, labai didelę apleistą vietą, kuri yra Lietuvos pačiam gale. Jo, aš nežinau, galbūt jūs žinosite, apie ką aš kalbu. Tai aš apie ką? Tai jeigu jums serija patiko, tai būtinai spausit laiko, jeigu nepatiko, tai komentuokit, kas jums nepatiko šitą seriją, vienu žodžiu. Va, o mes varom šildytis, nes sušalom pizdės, blėt, eina nahui. Bam!